Turėjau vieną klientą ir viskas jam prasidėjo nuo to, kad buvo verslo bankrotas ir po to pašlijo finansai, tas paveikė santykius ir į galą ir subirėjo santykiai ir mes sesijose išsiaiškinom vieną dalyką. Kad jisai, kai bankrutavo, tada jisai priėmė sprendimą. Tada, kai atsirado didelės skolos ir jisai daug stengiasi ir tiesiog nesigavo, visiškai gavosi atvirkščiai negu planavo. Jisai tada priėmė sprendimą, kad jisai, jo identitetas, jisai yra loseris. Ir tas įvyko labai taip ir net nepastebėjo. Ir paskui klausimas jum, kaip loseris toliau gali tvarkyti su finansais, kaip loseris gali iš to identiteto, iš to proto konstrukto, kokią kūrybą toliau gali tęstis, kaip loseris gali turėti kokius santykius, kaip loseris gali kokius finansus turėti, kaip valdyti gyvenimą. Tai va, čia ir buvo ta puzlė, kuri gadino tas šaukštas deguto medaus statiniai. Tai mes grįžom tenai, pakeitėm tą dalyką ir voila, reikalai pradėjo keistis. Jeigu pas tave yra kažkas panašaus, jeigu kažkur atrodo, darai, eini į sieną, atsitrenki pastoviai ir tas pats baladojimas į sieną tęsiasi jau metai po metų, galbūt reiktų atsisukti ir pasižiūrėti su profesionalia pagalba, kur aš čia kažko nematau, kur čia kažkur man rodo gyvenimas tas pačias pamokas, bet aš jų kažkaip neužregistruoju. Paprastas dalykas. Iš šono visada matosi geriau. Iš šono galim visiems patart, kaip tu turi gyventi.